dar jaučiu. Paskui reiks tepą išsivesti ir šitą nusim karterį, nes čia matau bėga. Taip pasislinksi tą išmetimą, jaučiu nuo to didelio varžto atsijungiu. Čia reiktų šiaip tą išmetimą pasidaryti, nes čia galas naujas per sprindį, gofra nauja. Tada čia labai daug rūdžių. Čia kur technikiniai sukaltūrinta vėl baigia prarūdyti. Nu bet tai ką dabar? Nu tai paskui šitą reiks nusimti. Ir ten tuos visus šiuolaikiklius nusisuksim ir matysim. Tvarkom patalpą. Tai čia mašinų bardakas. Čia bus priėmimas toks. Tai šitą visą susitvarkysim. Čia bus priėmimas. Čia biškį tokia lentynikė pasipilstyt kažką. Ir ant šitos sienos bus projektorius. Žiūrėsim lenktynės, kitus dalykus. Čia bus dar atsisėdimų daugiau. Čia yra jau. Ir žodžiu, dabar suku paletės, darausi tokį barą. Čia dabar užsidarysiu. Čia bus tokia gėrimų lentynikė iki čia va kažkur, kad užsidengtų mano kabineto durys. Ir čia bus visokių gėrimėlių. Čia pasistatysiu šitus ir čia lentom tokiom sutvirtinsiu. Dar šitą visą. Čia va taip va užsidarysiu. Bunkeris. Persistumau čia šaldytuvus, čia kumas kraunasi. Čia va žurnalų padėjau pavartyti. Ir dabar atrodo šitaip. Dar bardakas, bet čia atrodo šitaip. Ten bus kelios lentynos atsisėst. Čia bus lentyna. Čia atsisėst yra, čia atsisėst yra. Gal čia kažkokių lentynų įdėsiu. Tarp langų. Ten gal apačioje kažkokiu, gal čia. Čia dar kažką atsisėst vietoj šito bardelio. Nu ir galėsim jau žiūrėt. 24 valandas, dar kažkas. Tai vat, galit įsigyti visokių skaičių detalių, taip pat pas mus parašė man pigiau negu parduotuviai. Tai vat, po truputį judam. Tas, ką matai, neprivirintas. Labas rytas. Vakar išsikrovė GoPro, sušalo, kas jai ten buvo, neaišku. Bet, žodžiu, Opelys veikia. Pakeičiau ir pagrindinį diržą, tuo pačiu vandens pompą. Buvo įtempėjo varžtas vienas užveržiant prasuktas, tai nupjoviau. Tada pakeitėm galvos tarpinę, buvau pradegusi visiškai. Tai va taip va. Vakar biškį pagazavau, tai atrodo viskas gerai, viskas veikia. Ir tada norėčiau parduoti Opelių. Nu, bet čia pasvarstė. Norėčiau parduoti, nes radau kitą projektą.
tokį labiau susijusį su pramoga ir kelionėm, o ne su sportavimu ir lenktynėm, nes realiai pradėjom daryti šūdlempį ir man pasidarė kaip ir nebereikalingas tas Opelis, nors šiaip sandėliukas, talpus, viską. Kaip ir nežinau, kaip ir nereikia man jo. Tai gal perleisčiau kažkam. Per žodžiu. Tai vat, dabar dar biškį patestuosim čia vietoje. Ir galvoju, gal reiks tada palikti kažkur. Sveiki, kugeliai. Tai antra pasiruošimo diena. Gavom biškį siuntinukų. Tai padangėcai ir helmetas. Einam išsipakuosim. Žodžiu, toksai helmetukas. Helmetukas iš Lenkijos. Tai jeigu kam nors irgi reikia ir neturit šalmikų, tai galit parašyti. Snapelis. Va, maišas. Toksai. Ir pats. Stiklas neiškris. Ir pats šalmas. Nu ir žodžiu, helmetas. Juoda. Ėmiau juodą. Yra ir baltų, bet žodžiu, ėmiau juodą. Snapelis dar prisisega, kad neatrodytum kaip voverės skraiduolė. Taip pat prisisega. Nu vat. Helmetas. Toks vat. Šalmiukas. Tai reiks daugiau tokių užsisakyti, kad būtų galima jum duoti pavėžinimui. Šalia sėdėtumėt, neiškristų smegenai, jeigu tėkštame kur nors. Nu ir padangos. Raštas toks. Tipo super ultra minkštus. Nu jo, minkštus, šiaip žiauriai minkštus. Tai manau, kad bus gerai. Tikiuosi ant galo tos Yokohamos prieš Kristų pagamintos, mirusios, bet man ant galo nieko ir nereikia. FVD automobiliui. Man nieko nereikia, nes galas nieko nedaro. Ant priekį varomos mašinos. Jis realiai nei suka, nei stabdo, nieko nedaro. Pas mus priekis varomas, tai priekis ir suka, ir stabdo, ir greitėja, viską daro priekis. Labas rytas. Varysim padangų montuoti. Šitos dvi. Tas dar. Tin. Buvau garažą kažkaip palikęs GoPro per naktį. Nepatinka, matai dar vėsu. Tai išsijunginėja kartais akumuliatorius, bet žodžiu. Susikrovėm padangėcus. Varom dabar mantavot. Tai vat, susimontuosim. Ir gal reiks užsidėti. Nežinau. Žodžiu, čia tie hypiniai orai tokia buvo. Saulė švietė, viską dabar taip truputį apsiniaukę yra. Tai reikėtų dar gal kažkokiu padangų ir lietui. Bet turiu tik tais 16 ratus. Tai gal bandysim kažkur gauti 16 padangas. Norėčiau reinsportų kokio nors. Ten va mano padangos, ratai. Palikau, po pietų bus. Tai va varom toliau darbuotis. Atvežiam ratus. Biški tie mano ratai ir palinkę šiek tiek. Bet tai nesvarbu, sakiau, kad 2 dėvėtas uždėtų ant 2 kreiviausių, ant 2 tiesiausių, 2 naujas. Nu ir tiek žinių. Labas rytas. Gavom iš autobusų stoties siuntelę. Ir žodžiu, siuntelė yra labai paprasta. Turim lipdukus. Padangas nusiunčiau, tai yra nufilmavau, kaip vežiau montuoti, bet kaip montavom nenufilmavau. Kaip pasiėmiau padangas nenufilmavau. Tiek daug darbo turim, kad
biškutį sprogsta galva, tai kartais tą filmavimą reikia padėti šono, bet dar Opeliui valytuvus pasiėmiau, nes prognozės visai ne mano pusėje yra su padangom, ką aš pasiruošiau, bet žiūrėsim, kaip čia bus, tai nežinau netgi ką pasakyti, kaip, net nežinau, ar spėsim nufilmuoti, kaip tvarkom tepalus, nes kol kas viskas labai įtempta, žodžiu, pas mus yra labai daug veiksmo, tai wow, kiek vyksta. Turim nemažai darbo, jau ir kitus bolidus krutinam, tai pradėsim filmuoti ir kelti į Contribui kitus projektus. Šiandien yra ketvirtadienis ir praeitą savaitę padariau vieną nesąmonę netyčia koparte, tai jau kaip ir tą savaitę ta nesąmonė turėtų grįžti. Vėlgi čia truputį praradau pinigų per savo žioplą galvą, bet laikinkit, komentuokit, subscribinkit, nueikit į Contribui pažiūrėti, tai darysim kontentą iš to naujo šūdo, kurį netyčia nusipirkau. Tai jau netrukus žinios apie naują šūdą, netgi šūdo spalvos jisai. Tai taip ir vadinsis, naujas šūdas. Tai dar nežinau, ką su juo padarysim. Svarstėm su Laura vakar, gal reiks palikti kaip servizo pakaitinį automobilį greičiausiai, nes daug žmonių tvarkosi tokias ilgais remontais, kur varikliai, ten važiuoklės, vos ne visa restauracija vyksta ir žmonės lieka be mašinos kelias dienas, tai tenksimės gal tada tokiem žmonėm padaryti tą automobilį arba kažką įdomiau nuveikti, nežinau, bet žodžiu dabar lipdukai, tai reikia važiuoti, nusiplauti mašiną ir eit lipint lipdukus. Gavau žinutę. Tai va, žodžiu. Tiek žinių. Pasimam raktus ir lekiam nusiplaut. Tada nusisausinsim ir susidėliosim lipdukus, žiūrėsim, kaip atrodo jie. Opelijus! Nu, eiti, prašau. Aba, benzinijaus nėra, kaip tikram lenktyniniam automobilį. Tai žodžiu, dabar varysim nusiplauti, biškai palaukiam, kol tepaliukas pakils iki variklių viršaus bent jau ir pašils truputėlį. Ką čia, Kaspariūnį parašys? Panelę nufotkink. Nufotkinau? Prašau. Galvojam dabar, sprendžiam, kaip čia jum vaizdo kokio padaryti. Tai reiktų kažkokio laikiklio ant šalmo, žodžiu, ir dar kažkur vieną pamontuoti. Dar išlauk, visai norėčiau kažko. Ir būtų cool. Tai šiandien susidėsim, gal akumo prisisuksim. Daiktus reiktų gal susidėti. Penktadienį tą padarysim, nežinau. Žodžiu, bet reikia susiruošti viską, kad ne paskutinę naktį viskas būtų. Gal su šitais ratais į vietą važiuosim, o vietoj persimesim anuos. Nu, bet dar visokių minčių yra. Ir iki galo neaiškių. Barška. Alaus buteliai buvo iškilus. Skaičiau universalus. Ir į lenktynės, ir į mišką, ir pakeliauti, ir darbui naudojama. Skam šitą mašiną. O, čia kažkokie čipai buvo nuplauti. Aš jau čia po tą šliukiną, tai tikrai nenoriu murkdytis. Bet kad čia visi šliukini. Ir ką dabar? Šliukina, tai šliukina. Tvariam. Ką dabar? Eisim plautis. Privalom, sakė Kasparas, ant šalmo GoPro dėti. Tai maždaug bus, vat jeigu man čia ant šalmo bus, tai vat va šičia kažkur. Tai va galva sukinėsiu. Tai gal ir gerai. Nu matysim, dabar einam nusiplauti.
palaukiam biškį, kol nutrauks purvą. Ir skalaujam toliau. Sakau, ką veikia? Ardau. Kardai. Reik prie tepalo aušintuvo. Yra ką veikti. Patinka? Nelabai. Patinka Na. Audi? Audi, ne, bet, įdomu ir biškai užmisa. Nes daug ardyti. Bet žymiuosi viską, tik vos seksis atrinkti atgal. Čia turim košys dar šiek tiek likę. Realiai ne šiek tiek, ten giliau pafilmuotum, tai dar blogiau būtų. Nekišiu gal kameros, nes paskui reiks išmesti. Visi net laidai nuo tepalo tokie sukietėję. Čia keista, daugelį žarnelių kietus padarytus. Čia dabar reiktų, galėčiau tiesiog pasisukti, nes laikiklis maišų neina per tą kietą žarnelį. Nes jinai sukietėjus. Taip stipriai sukietėjai. Aš galvojau, kad jūs čia taip pagamintus. Nuo tepalo greičiau. Nes ir šičia, matai, kietas vamzdis eina. Jau. O čia gumas šiaip turėtų būti. Na tai aš ją spaudžiu, atrodo, Čia kaip su guminiu. plasmasėjai. Žodžiu, taip va bus. Išspūsim biškį iš visų tarpų oro. Reik palauk, kaip prisipumpuos. Dar reiktų gal feną atsinešti, pašildyti biškį paviršių. Ką, pasikeičiau ratus. Čia gale lipdukai. Padangytės, uždėtos, viską. Kadangi žada lyti, tai valytuvus dar pasikeisiu. Ir bus viskas. Tiek žinių. Pasidariau dabar slėgius tokius nuvažiuoti iki vietos, kad turėčiau ką nuleisti oro. Ir vietoj pasidarysim pagal orą. Panašu, jeigu būtų taip, tai būtų labai gerai. Bet panašu, kad bus drėgna, kaip žada bent jau. Kaip bus iš tikrųjų matysim.